if a building. Štai čia yra Augustė. Jie atėjo į rinkimus. Jai patinka gražus batai. Ji eina balsuoti į kabiną. Ji turi biuletenį. Bando išsirinkti, už ką balsuoti ir kaip balsuoti. Ji nežino, už ką balsuoti, nes jai nėra pateikta tiek informacijos, kaip turi būti. Ji balsuoja už beleką. Išsiskaičiavo. N2 ir taip toliau. Stop. Atsukom situaciją atgal. Jeigu mes pateiksime informaciją Augustė, už ką balsuoti, mes galime pakartoti šitą situaciją su visai kitų rezultatų. Augustė, atėjusi kabiną, pasiėmus biuletenį, renkasi, už ką balsuoti. Ji žino, ką jai siūlė kandidatai, nes kandidatai pasistengė su reklama ir informacijos pateikimu. Pirmas kandidatas. Aš už batus. Antras kandidatas. Aš už natūralią kosmetiką. Trečias kandidatas. Aš už gražius megztinius. O Ketvirtas. mano partija už naujas plaukų gumytes. Dabar Augustė įsitikinus, už ką jinai turi balsuoti, nes jai patinka gražus batai. Elementaru, kad ji balsuos už gražus batus. Aš renkuosi batų sąjungoje, nes jie siūlo didesnės nuolaidas. Batams. Tikiuosi, jūs išgirdote ir pamatėte ironiją mūsų pasirodyme ir mūsų smulkiame vaidinime, kad kiekvienas turite atstovauti savo interesus. Ir jeigu jūsų interesai turės tam tikrus komitetus, turės tam tikrus grupės, kurie atstovauja jūsų interesus, tai tos pačius kaip ekonominiais klausimais, aplinkosaugos klausimais, jūs žinosite, už ką balsuoti. Jums bus suteiktas šansas tai daryti. Ir jūs tikrai pasitikėsite savimi eidami į būtent rinkimus. Kadangi dabar mes stokojame klausimo ir būtent stokojame informacijos, mes stokojame pareigos eiti į rinkimus. Jūs turite suprasti, kad tai yra kiekvieno iš mūsų pareiga, jūs turite jausti tam tikrą jausmą, kad balsuoti reikia už tos kandidatus, kurie atitinka jūsų interesus, dėl kurių jūs tikrai nesigalėsit po to ir jūs turite žinoti tam tikras informacijas būtent apie juos, nes jūs esat piliečiai, jūs turite teisę balsuoti teisingai ir pagal jūsų interesus, o mūsų ir jų kandidatų pareiga yra pateikti jums tą informaciją taip, kaip turi būti. To dabar nėra ir mes turime tai pakeisti.